Sveiki visi vidurvasarį, kaip jūsų kvapni vasara. Mano tokia, tiesą sakant, mane šiek tiek vidurvasaris pristabdė. Kondicionieriai padarė savo darbą ir kadangi iš pradžių nekreipiau dėmesio, tai sloga pavirto į kai ką truputėlį rimtesnio. Bet užtat labai džiaugiuosi savo Liepos užsakymu, kurio noriu su jumis pasidalinti, nes čia yra, bent jau turėtų būti, kiek atsimenu, ką užsakinėjau, kai kas, ko man labai trūko ir labai reikėjo, tai dabar galėsiu save dar truputėlį pastiprinti, bet žinau, kad dar reikės man vieno užsakymo, nes čia nėra sulčių, o Ninja sultis irgi labai man dabar būtų reikalingos. Tai planuoju dar vieną užsakymą pasileisti ir užsisakyti sulčių, kad biškį atsigauti, sustiprinti, nes kad ir kaip norisi tą vasarą gerti visais dideliais tokiais gurkšniais, gaila laiko miegui ir poilsiui ramiam, tai tada gyvenimas biškį pasako, kur reikia stabtelti ir savo skirti daugiau dėmesio. Taip, tai va, čia, ko aš labai laukiau, ko aš pritrūkau ir turėjau nepakankamas atsargas. Ir manau, jeigu būčiau pradžioj turėjusi daugiau ir intensyviau naudojusi, tikrai man būtų viskas praėję lengviau. Tai yra kapsulės Inne Defense. Tai labai gerai imunitetui, bet jas reikia tikrai pačioj pradžioj, kai jau tik tai kažkas kabinasi, pradėti gerti, o jau jeigu kažkas intensyviau, tai tada intensyviau kokias po 4 kapsulės į dieną išgerti ir tokį intensyvesnį kursą praeiti. Čia yra kaip natūralus antibiotikas, augalinis, tai šitos kapsulės tikrai yra kažkas tokio ir šį kartą pajutau, kad man jų labai reikėjo. Taip, dovana, mano šį mėnesį užsakymas buvo kažkur už 200 PV, tai 2 laiptelių dovanas turėčiau čia rasti. Tai čia 2 laiptelio beros dovana yra veido skrabas, pilingas, tokio mėtų skonio, labai malonu ryte yra. Kiekvieną dieną aš jo nenaudoju, naudoju kažkurį savaitę vieną kartą. Ir įsimasažuoti, jo tie tokie grūdeliai labai švelnus ir malonus, o kadangi turi pipirmėtės savy, tai tokį duoda gaivumo pojūtį, labai malonus ir po to iš karto būsena tikrai odos yra labai puiki ir nuostabi. Taip, ir toliau turėtų būti aliejai. Čia įvairūs, nes tikrai pasibaigiau, aš lyg ir turėjau nusipirkus, bet pasibaigiau tikrai ne vieną svarbų eterinį aliejų. Taip, 1 laiptelio dovana Jade Lemon, labai puikaus yra kvapo, žali tokia citrina, jisai tokio, visi citrusiniai jie nuteikia pozityviai, maloniai, tai labai faina dovana, tikrai rekomenduoju formuotis krepšelius bent 120 taškų ir tą pirmą dovaną būtinai pasiimti. Taip, tai va, vienas iš tų dalykų, kurie tikrai susibaigia, nes intensyviai naudojau ir jie tikrai padėjo pradžiai palengvinti, tai yra RC mišinys, kvėpavimo takams skirtas ir sukurtas mišinys, tai jį galima ir čia pasimasažuoti. Man kai pradėjo eiti į sinusus, tai naudojau tokį, kaip mes Raindropė esame išmokę, tokį Vitaflex ar pėdų masažą, tai tas Vitaflex būdas, kur su paspaudimu yra daromas masažas, galima lygiai taip pat sinusam ir aš būtent su RC, po to dar Myrą pajungiau, darydavausi ir taip tada truputėlį čia palengvinau visą savo būseną, kai jau jutau, kad man eina viskas rimčiau ir rimtin. Tai jeigu kas norės, galėsiu truputėlį daugiau papasakoti asmeniškai apie visus šitus protokolus. Taip, pasinaudojau Liepos akciją, kur buvo nuolaida. Ir įsigijau Joy eterinio aliejų mišinį. Tai mano labai mėgiami kvepalai, tai mišinys, kurį aš labai mėgstu naudoti kaip kvepalus,
toksai vasariškas, gėlių kvapas, džiaugsmo kvapas, labai gerai nuteikia, pakelia vibracijas, tai tikrai labai, jeigu kas ten nesate bandę, labai rekomenduoju išbandyti, labai maloniai nuteikia. Dovana berods čia. Taip, va, čia buvo akcija, vieną perki, kitą gauni dovanų. Tai Tifsą irgi subaigiau visą, tai man labai reikėjo. O Digizą gavau dovanų, tai irgi jisai praverčia. Digizas didžiais mišinys yra skirtas virškinimo sistemai, kada yra sunkumas skrandyje, pilve, kažko nevirškinam. Yra tam tikras irgi protokolas antiparazitiniai programai, jeigu reikėtų. Tai būtent didžiais naudojamas. O Tifs yra antivirusinis ir aš jo irgi neturėjau, kadangi kai prasidėjo čia man tos visos komplikacijos, tai dukra buvo išvykusi į kelionę, aš jai buvau įdėjus, o pas mane buvo likutis ir man jo trūko, bet labai yra gerai, kai yra irgi tos pradžia ligos, tai vakare nueiti į karštą dušą ir po to visą kūną įsitepti Tifs atskiedus su baziniu aliejum, tai dažnai labai užbėgam už akių ir pristabdam. Tai man šį kartą aš pati, kaip sakau, kartais mokai, bet savo nepritaikai, bet šį kartą labai supratau, ant kiek yra svarbu nuoseklumas, ankstyva reakcija ir kuo greičiau pradėti viską naudoti, tai tada ir sustabdam natūraliom priemonėm be jokių šalutinių poveikių. Taip va, ir dar yra irgi, dar aliejukai, dar čia ne visi. Taip, gvazdikėlis berods irgi dovanų buvo šį mėnesį. Tai gvazdikėlis, jisai net yra natūralus nuskausmintojas, jisai į Tifsą įeina, jeigu dantį skauda, galima palaikyti, bet jisai yra karštas. Eterinis aliejus, tai taip truputėlį reikia atsargiai naudoti, bet jį labai gerai yra irgi į mišinius nuo odų, aš visą laiką lašinu, kur natūraliai purškalus darausi, tam tikrose receptūrose jisai irgi yra, tai jeigu Tifso, kai būna neturi, tai kartais tada pats pamiksuoji eterinius aliejus ir jisai įeina, vienas iš pagrindinių sudėdamųjų dalių, būtent gvazdikėlis yra Tifs eterinių aliejų mišiny. Taip, tada kitas mano mylimukas, kuris irgi visas buvo subaigtas, sunaudotas, labai intensyviai naudojau, tai yra kopalio eterinis aliejus. Jisai labai švelnaus kvapo, bet yra stipriai antiuždegiminis ir tikrai irgi jeigu intensyviai ir iš karto pradėti naudoti, tai yra labai veiksmingas. Ir vėliau irgi palengvina būseną, man dabar labai yra išsausėjusi gleivinė, tai kopaibos irgi labai reikėjo, kad padrėkinti. Tai čia. Ir tarkim, gaunasi, kad Tifsas, RC, kopaiba, tai yra startinio rinkinio mišiniai, eteriniai aliejai. Kopaiba eterinis aliejus, Tifsas ir RC yra mišiniai. Tai šitie eteriniai aliejai įeina į startinį rinkinį. Ir kaip mes nekartą pristatinėjom, būna apie startinį rinkinį, tai iš startinio rinkinio visi eteriniai aliejai tikrai daug naudojami ir dažnai naudojami. Tai mes praktiškai visada pasipildai, nėra mėnesio, kad nereiktų kažko įsitraukti. Ir dar vienas eterinis aliejus, greipfrutų, kurį paėmiau, tai yra vienas iš citrusinių. Tai paėmiau, kadangi esu prisižadėjusi šį mėnesį dovanų tam naujiem nariam, kurie jungiasi mano komandą su mano rekomendacija už 120 taškų, įsigyja jiem reikalingų prekių, aš mielai pakonsultuoju, parekomenduoju, patariu, ką geriausia turėti. Tai esu pažadėjusi, būtent, kai buvo Mindauginės, dalinausi žinute, kad visiems naujiem, kurie jungiasi šį mėnesį, aš dovanosiu 3 eterinius aliejus. Citrinų, laimo ir greipfrutų. Tokia dozė saulės, dozė geros nuotaikos. Tikrai nelieka abejingų, tikrai labai
brangi dovana, bet noriu tą duoti su meile, su dėkingumu, kad jūs esat, kad norite būti mano komandoje. Tai jeigu neaiškios sąlygos ir kaip ir ką, ir jeigu dvėjojote ir galvojate, kad vis dėlto norėčiau įsileisti aromaterapiją į savo namus, tai parašykit, pabendrausim, patarsiu, kaip tai geriausiai padaryti. Ir šis mėnuo, šis tas laikas yra tikrai labai geras, nes visi nauji nariai, startuodami su 100 PV užsakymu, jie dar nuo kompanijos gauna kiparisų eterinį aliejų. Jeigu jūs prisidedate dar kažką papildomai ir jūsų užsakymas yra 120 taškų, tai jūs gaunate pirmo laiptelio dovaną, Jade Lemon, kaip matėt. Ir tada dar nuo manęs gaunate 3 eterinius aliejus dovanų. Tai yra tikrai, manau, super iš karto taip pasipildyti savo visą aromateką ir būtų labai gera pažintis pirmoji su aromaterapija, išbandyti, prasitestuoti, kas tinka, patinka, tikrai atradimų daug. Ir kai dabar mane pristabdė truputėlį, tokia atrodė vasariška sloga, kuri visai pateko į kažką truputėlį rimtesnio, priminė mano vaikystės problemas, ką aš turėjau tik tai vaikystėje. Tai aš vis dėlto esu labai dėkinga aromaterapijai, nes būdama jau 8 metus, aš vis dėlto matau, kad kokiais 95% vis dėlto tikrai gali ir galima rasti sprendimų natūraliais būdais, tik tai svarbu laiku sureaguoti ir laiku įspręsti. Ir to ir norisi, kad taip, galbūt yra situacijų atveju, kada tenka eiti pas medikus, kada tenka eiti į vaistinę, kada tenka panaudoti galbūt cheminius kažkokius preparatus, bet tai bus tik tai 5% ir galbūt dar mažiau procentų ir atvejų iš mūsų kasdienio gyvenimo, kada mes susiduriam su tam tikrom problemom, o visus kitus kartus įsprendus su natūraliais būdais neturėsim jokių šalutinių poveikių. Nes su cheminiais dalykais, tai po to jau aš dabar galvoju, kiek man reikės irgi prasivalyti, išsivalyti ir vėl atstatyti savo organizmą į tą būseną, kurią turėjau. Tai va, tai visiems geros vasaros, saulėtų dar dienų, mėgavimosi ir kad jūsų niekas nepristabdytų. Iki.